Sveiki, sveiki, mėlėji. Sveikinuosi šiandien iš aidinčios laiptinės. Tai tikriausiai jau vien iš vaizdo suprasite, kad darysime buto apžvalgą. Kol jūs šiek tiek prisijungsite daugiau, pasidalinsiu transliaciją keliose grupėse, kad mūsų daugiau prisijungtų. Kas prisijungsite, taip pat drąsiai tą galite padaryti, ar ir žiūrėsite įrašą, tikrai būsiu labai dėkinga. Ir taip pat, kas prisijungėte ir jungiatės, parašykite, ar gerai matot ir girdit. Tai va, šiek tiek pasidalinau ir tada tęsiu transliaciją. Dabar galvoju, kaip čia atsistoti, kad jūs mane geriau matytumėte, ne lango apšviestą. Tai šiandien sveikinuosi iš Prienų. Kas šiek tiek anksčiau žiūrėjote mano transliaciją prieš keletą dienų iš parko, kur buvome su vaikais išėję pasivaikščioti, tai šiandien jau detaliai kalbėsime apie vieną iš tų parduodamų butų, esančių visiškai šalia parko. O čia pro langą galbūt parodysiu šiek tiek aš jums laiptinės. Matosi ar ne? Vaikų žaidimo aikštelė, gražusis tvenkinys, beržai dabar dar nepasipuošę žaliais lapais, bet matosi, žaidžia kažkas krepšinį. Tai žodžiu, sveikinuosi šitos vietos. Ir kalbėsime apie 2 kambarių butą, tokią trumpą apžvalgą. Ir kas dar manęs nepažįsta ir galbūt mato pirmą kartą ir galvoja, ką čia šita moterytė tauškia, tai aš esu Vaida, dirbu su nekilnojamo turto pardavimais ir aktyvia reklama, marketingu. Ačiū NT. Ir jeigu jums reikalinga pagalba parduoti ar išreklamuoti jūsų nekilnojamą turtą, galite kreiptis, tai parašyti. Taigi, dabar apie patį butą. Tai butas yra 2 kambarių, beveik 46 kvadratų, renovuotas namas ir manau, daug netauškėsiu, bet tiesiog pradedu rodyti. Pradėsim nuo laiptinės, labai džiugu, labai tvarkinga. Nežinau, kiek jūs čia matys, tikrai pažiūrėkit, grindys švarutėlės, jokių pašalinių kvapų ir taip toliau. Viskas gražu. Tai va, keliaujame, tada susipažinti detaliau. Šarvo durys laukia jūsų. Ir jūs pasitinka jūsų galbūt būsimieji namai. Tai ką mes čia turime? Pirmiausiai, tai turit mano rankinuką ir paltą. Nusirengiau, nes prieš tai darėme fotosesiją, žinokit, tai iškart pasakau, pirmas privalumas, super šiltas, nes matyt, matot, aš dar šiandien tokių megztinių apsirengiau, labai buvo karšta, visai nepasiruošiau tokiam karščiai. Tai va, ką turim? Turim čia sieninės spintas, aišku, jos reikalauja atnaujinimo, kaip ir daugelis dalykų šitame bute, tačiau tai yra erdvės, puikiai galėsite išnaudoti, o koridorius lieka, neapkrautas, ar ne? Keliaujam toliau. Toliau galbūt pradėsiu nuo šitos pusės, tai yra, kaip ir pavadinkim pagrindinis, galbūt kambarys svetainė. Čia mes turime tikrai pakankamai didelį, apie 16 kvadratų. Parodysiu iš kitos pusės. Sveiki, ką žiūrit. Ir kas jungiatės, parašykit, ar gerai matosi ir girdisi ir pasidalinkit transliaciją arba pažymėkit, kam tai galėtų būti aktualu. Orientacija šito kambario, galim pažiūrėti pro langus, kas matosi, šuniuką vedžioja, yra į vakarų pusę. Tai yra labai gerai, jums tikrai nereikės saugotis nuo pietinės saulės karštumos. Ir čia jūs matote, irgi ir berželis sužaliuos, kiti medžiai, kiti namai, takeliai, tikrai rami labai vieta, plus čia už kampo visiškai yra darželis, jeigu kam aktualu, kas gyvenate, kas turite vaikučių, ar ne? Taip, svetainė. Erdvi gali tikrai įsiplanuoti pagal save. Toliau keliaujame į virtuvytę. Yra aš ten kažkur veidrodyje. Virtuvė yra beveik 8 kvadratų. Tai irgi tokia ganėtinai taisyklingos formos, labai patogu daryti sprendimus pagal save. Čia jau pro langą jūs matote tai, ką rodžiau iš laiptinės. Nežinau, kiek gerai matysis.
Tai yra sporto aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė ten. Toliau yra, va, atrodo, štai čia tie mėlyni dalykėliai matosi, gražuolis tvenkinys. Taip, ką dar turim? Na, vonia. Per daug niekas nėra daryta, tai reikalauja remonto. Ir atskirai yra tualetas. Rekomendacija, ko gero, būtų apjungti tai jūs turėtumėte apie 3,5 kvadrato bendrą vonios kambarį, galėtumėte išnaudoti. Na ir čia, šiai dienai gal taip įvardinkim kaip miegamasis, apie 12 kvadratų nepilnai. Irgi pakankamai erdvus ir kas jau čia yra smagu, kad jūs turite išėjimą į balkoną. Balkonėlis yra ir labai didelis privalumas yra tame, kad ko gero pagal visus feng shui, sveikatos mūsų dėsnius, tai yra ko gero, sakyčiau, geriausia parinkta langų orientacija ar ne buto, kadangi jūsų miegamasis yra orientuotas į rytus, tai rytinė saulė jūs prikels ir pažadins. Ir kartu jums vėlgi nesusidurėte su problema, kad prikaitins pietinė saulė, pūs šiaurinis vėjas ir panašiai. Tai kita vertus, kalbant apie balkoną, jis taip pat yra rytinėje pusėje, vadinasi, kad jūs tikrai drąsiai galėsite juo džiaugtis tiesiog kaip po balkonų, nes tie, kurie yra labiau orientuoti į pietinės pusės, tiesiog juose neįmanoma išbūti, nes pliekia saulė. Tai dabar einam pasižiūrėti į balkonėlį, jisai yra nedidelis, bet labai mielas ir labai gražus vaizdas. Keliaujam. Tai čia jūs įsivaizduojate, ne? Įsivaizduokime. Atsikeliat iš savo lovytės, rytmetėlį, ar ne? Ir einat su kavos puodeliu, pasidžiaugti gyvenimu, pakvėpuoti oro. Va, ir saulė mus dabar kaip džiugina. Tai va, balkonėlis yra tokio didumo, jis nėra įstiklintas. Čia jūs galite tikrai džiaugtis realiai tuo, kas mėgsta tikrą balkoną. Ar ne sandėliuką, ne šiltnamį įstiklintą, bet balkoną. Ir žiūrėkit, ką mes matom. Mes matom čia gyvenimą. Jeigu jums apskritai aktualu sportuojate, tai čia yra aikštelės ir krepšinio, ir tinklinio, ir teniso, ir ten toliau yra treniruokliai. Taip pat visiškai šalia čia galite išleisti, jeigu turit vaikų, pabandau priartinti. Va čia matosi spalvota, labai graži vaikų žaidimo aikštelė. Tiesiog galite iš namų stebėti pro virtuvės langą, kuris va čia pat, taip pat stebėti, ar ne? Ir be abejo gražuolis tvenkinys. Vasarą pilnai galima ir maudytis, jei mėgstat žvejoti, galima žvejoti. Jeigu mėgstate ant ledo čiužinėti, ši žiema mums davė ir tokią pramogą, čia čiužinėjome ant šito tvenkinio. Žodžiu, parkas sutvarkytas, gyvas, tai galite tiesiog stebėti gyvenimą, ar ne? Va. Nežinau, man labai smagu. Matot, yra dar pliusas, yra padarytas ir stogelis, tai ant jūsų neužlis. Ir savo smagiai galėsite čia būti. Tai va, kas dar yra gerai, kas nepažįstat galbūt gerai šitos vietovės. Aš tikiu, kurie esate iš Prienų, tikrai puikiai žinot, kur aš čia esu ir kokiame čia gražiame name dabar darau jums šitą transliaciją, bet kas galbūt nežinote, bet svajojate ir galvojate apie ramesnį gyvenimo tempą ir įsikurti galbūt mažesnėme miestelėje, tai kuo būtent ši vieta galėtų būti patraukli. Tai visų pirma, jau aišku, jūs gyvenate tiesiog parke, ar ne, kur viskas pasiekiama ranka, gamta, užsiėmimai įvairūs, gražūs vaizdai pro langus ir taip toliau. Kitas dalykas, kas liečia, jeigu jūs turite vaikų, darželis yra tiesiog šalia šito namo. Tai yra visiškai čia pat, jis yra šiuo metu pilnai rekonstruojamas, renovuojamas, tai neužilgo atsidarys absoliučiai visiškai gražus, kvepiantis ir nuostabus. Toliau, čia šiek tiek paėjus, kokius 300 metrų būtent ta kryptimi, jūs turite sporto mokyklą, sporto centrą visą Prienų, su sporto sale tiek sau, su užsiėmimais tiek suaugusiems, tiek vaikams.
baseinai, futbolo treniruotės, gimnastikos ir boksai, lengvoji atletika ir taip toliau. Pilnas užimtumas, vaikai tikrai gali nueiti net ir, nežinau, nuo nedidelių klasių savarankiškai sportuoti, taip pat pirtys, baseinai, žodžiu, viskas, ko reikia. Mokykla yra kažkur tai, sakyčiau, gal už kilometro artimiausia. Kas dar, parduotuvė keli šimtai metrų yra ir Maxima, ir yra Iki, ir Norfa, ir čia pat visai netoli irgi šita kryptimi yra ir šeimos klinika. Žodžiu, aš nežinau, ar gali būti patogiau, kada jūs galite tiesiog net ir neturėti praktiškai automobilio. Miesto centras irgi yra, sakykime, 1,5 kilometro, gal nepilnai, ir galite viską pasiekti tiesiog per keliolika minučių pėsčiomis, o nekalbu su automobiliu. 2 minutės ten, 3 minutės ten ir jūs visur nukeliaujate, išvengdami kamščių, išvengdami to tokio važinėjimo. Ir čia kalbu tiesiog iš patirties ir negaliu atsidžiaugti tuo. Labai patogu ypatingai auginti vaikus. Tai va. Pasigrožėkim dar. Jeigu turit klausimų, taip pat tikrai gali drąsiai parašyti, pakomentuoti, atsakysiu. Aišku, dauguma dar būna, kad, žinot, bijo 5 aukšto, ar ne? Nes, tai 5 aukštas, galbūt ne visiškai patogu, taigi karšta ten vasara ir taip toliau. Tai šiaip namas yra, kaip matote, pilnai renovuotas. Didelis pliusas, kad renovacija yra išmokėta, jums jau nieko rūpintis papildomai nereikia, nėra papildomų mokesčių. Ir tai reiškia, kad šita problema yra praktiškai ir išspręsta ir tikrai neaktuali, kaip sakyti. O jeigu jau jausit, kad jūs dar labiau karšta, tai šiuo metu tikrai yra daug įvairiausių nebrangių sprendimų, kaip kondicionierius ar roletai atspindinti šviesą ir viskas. Ir nieko jūs šiandien, kaip sakyti, problemų šitoj vietoj neturit. Šiaip butas tikrai labai šiltas. Kaip jau sakiau, man labai čia buvo karšta darbuotis šiai dienai. Va. Nežinau, man gražu. Kas mėgsta gamtą, tai yra gražu. Kita vertus, kalbant apie patį 5 aukštą, galim dar praseiti, ar ne? Tai palypėti ir pajudėti šiuolaikiniam žmogui, sakyčiau, netgi ir būtinai reikia. Tai jūs kaip tik turite savo mažą kardio treniruotę, lipdami laiptais sveikesnė širdį šitoje vietoje. Va, virtuvė dar kartelį. Taip pat 5 aukšte yra mažiau dulkių, mažiau triukšmo atkeliauja. Niekas jums nebilda virš galvos, niekas jūsų neužlies. Iš kaimynų svetainė. Tai va, tai kam aktualu, butas savo, butas kaip investicijai. Galbūt gyvenate svetur, esate išvažiavę, bet esate gimę šiam krašte, pasilgstate, neturite vietos, kur apsistoti, sugrįžę į Lietuvą. Taip pat galite įsirengti savo tokį būstelį. Galbūt mėgstate Birštono kaiminystę, mėgstate tenai pasibūti, bet Birštone neįkandat, nes kainos kiek didesnės, tai galite apsvarstyti ir šitą variantą, tokį turėti savo praktiškai kurortinį butelį netoli Birštono, kur susisiekimas taip pat yra kelios minutės automobiliu, pėsčiųjų takai, dviračių takai, autobusas kas pusvalandį. Žodžiu, susisiekimas fantastinis, lygiai tas pats ir su Kauno miestu. Tai va, tai ko gero tiek šiandieną, lauksim jūsų apžiūrose. Lauksiu jūsų klausimų ir taip pat kviečiu kreiptis tuos, kuriems taip pat yra reikalinga pagalba parduoti savo būstą. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Ačiū visiems, kas uždėjot liuksus, širdeles, ačiū visiems, kas pasidalinote. Linkiu nuostabios dienos, gražiaus pavasario, nesirkit, būkit sveiki ir mėgaukitės atbundančią gamtą. Iki malonaus.